Šiuo metu mes darome dabar karkasą šiaudams dėti. Taip pat vyksta vidaus apdailos darbai, tai yra dažome vidų ir montuojame karkasą, ruošiamės apšildinimui. Pagrindė viskas bus šildoma ekologinė šiaudų medžiaga, šiaudų briketais. Vėliau viskas bus sandariai aptraukta tentais ir plokštėmis. Vienas iš įdomesnių dalykų bus tai, kad, aišku, be šiaudų, bus tai, kad tai bus žalias stogas nusimato, reiškia plokščias, tai bus galimybė išlipti žmonėms ant stogo, užlipti ir pasižiūrėti, pasigrožėti apie vėliai ir vaizdų nuo viršaus. Be to elektros darbai, kadangi elektros instaliacija čia bus pakankamai įdomi, žaisminga, tokia išradinga labai. Langų sudėjimas, durų sudėjimas, vidaus įrengimas, ten tualetai tokie įdomus turėtų būti, tokie deginantis, ten, reiškia, ir taip toliau. Atidarymas turėtų būti maždaug po mėnesio ar pusantro. Tai tiksli data paaiškės vėliau.